Labas visi draugai. Neišjungiau pultelio, pradėjo cypti. Vienu žodžiu, sveiki draugai, įsigijau naują žaislą, droniuką tokį, nusprendžiau atvaryti čia į Tjorn meno salą Švedijai, biškį paskraidyti, pabandyti kaip veikia. Nu, išbandžiau, atrodo viskas normaliai veikia, viskas gerai, pirmą kartą skridau dronų taip normaliai, tai nežinau, kadrai kokie gavos, bet šiaip patiko, viskas gerai veikia, tik vėjas gana didelis, dėl to neša į šoną ir taip toliau, bet gana neblogai laikosi iš tikrųjų, nu nežinau, gal man taip tik atrodė, nes pirmą kartą skridau. Vien žodžiu, atvarėm į tokią meno salą tipo, bet visokių skulptūrų, ten galva sulipyta, taip visokių nesąmonių, iš tikrųjų nesu toks didelis fanas tų tokių meniškų dalykų, bet fainai pasivaikščioti va tokioje vietoje. Ne, aišku, menas yra menas, aš irgi skaitaus menininkas, va, ten darau visokius, va, vlogo video. Tai irgi, nu, darai video, kuri ten sukarpai, taip toliau jį visą, tai irgi menas skaitas. Aš manau, va čia menas, va tai skaitas irgi atseit, va. Nu, tokį meną trunki sugalvoti kokias 3 minutės, aišku, suvirinti greitai, gal šiek tiek ilgiau trunka, bet va, padarė, va, meną. Pamėginau dar paguglinti, ar nieko nepraleidau, tai žinokit, ne, nieko nepraleidau. Šita skulptūra nieko nereiškia ir tiesiog kaip kiekvienas smegenis suvokia, taip ir reikia suprasti šitą meną. Įėjimas kainuoja 16 eurų, 160 kronų, ne, nu gal kokį 14 eurų. Vieną kartą pamačius, tai antrą kartą tikrai neis prie tokių menų. O čia kitas menas. Pelkė, vat pelkėj, aš jau garsą leidžiu iš čia. O kam čia leidžia, ką žinai? Taip, pelkė, tipo, kažkur. Na, vienu žodžiu. Dar vienas menas, kur neįmanoma paaiškinti praktiškai. Na ir lygiai ta pati situacija, paguglinau, tai jo, tie garsai nieko nereiškia. Maniau gal, kad pritrauktų kokius vabzdžius čia pelkėje ar kažką, bet tai yra tiesiog menininko sugalvoti garsai ir kiekvienas smegenis, kad suprastų vienaip ar kitaip. Jo, vien žodžiu, 22 laipsniai šilumos, 23, taip, vasara atėjo. Jo, tiesa, ilgai nesimatėm jau keletą savaičių, o gal netgi visą mėnesį. Tiesiog buvau gana smarkiai užsiėmęs. O čia vėl menas. Nu, ne 5, ne 9 šiaip užtikėm. Tai bandom eiti. Pasižiūrėti tą meną. Kamera apsivertinęs. Vėl va menas. Nu gal ir įdomu, bet eina savo vėl menas. Iš žmogžaidis su draugeliu ant viršaus.
Labai įdomu. Čia meno rūšis. Sosnofiki barščiai. Pas mus kiekvien babuntak dar. Nu, čia va menas skaitasi. Nu, visą pievą tokiu, va. Čia varmakų eis kažkoks. Vat nusibodo ūkininkauti, paėmė, padarė skulptūrų. Ne, porą avių pasilika dėl įdomumo. Ir po 16 eurų nuo žmogaus. Daug geriau negu ūkininkauti. Tokių nesąmonių, primėtė jūs ir ant kampų. Einu namo. Depresijai pradėjo imti man čia. Geriau būčiau bulių 15 kg nusipirkti. Nu va, ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksim kitam epizode. Iki. Walk, children, walk, children, walk, children, in the light. Plow, soldier, plow the field. Plow, soldier,